didžiausias, kiek man teko susidurti paskutiniam dienom, kada buvo pristatytas tas paketas, tai iš tikrųjų didžiausia, sakykime, tokį gal protestą ar nepasitenkinimą sukėlė, kad smulkaus verslo pajamos arba tų žmonių, sakykime, kurie dirba pagal individualią veiklą, jų pajamos prilyginamos darbo pajamoms. Ir sakykime, jeigu dabar ten moka iki 15%, tai jeigu bus prilyginta darbo pajamoms, tai reiks mokėti, grubiai šnekant, 42% nuo užmokesčio. Ir, sakykime, ten netgi buvo toks ir pavyzdys pateiktas vieno politiko, kad, sakykime, jeigu duona kepa UAB, kad ir vienas žmogus įsteigęs UAB, jisai kepa duoną, tai jisai, pelno mokestis yra 15%, jeigu jisai išsiema, sakykime, per dividendus, tai tada iki 27%. Jeigu jisai prilyginamas, jeigu jisai kepa duoną pagal individualią veiklą, tai yra pagal individualią veiklą ir po šitos mokesčių reformos, jam mokesčiai išauga iki 42%, kaip pagal darbo sutartį. Nors jis neturi, sakykime, nei realaus socialinio draudimo, nei draudimo nuo nedarbo, nei nedarbingumo išmokų, nei kitų dalykų. Tai čia didžiausia nepasitenkinimą, ko gero, kelia šitą nuostatą. Čia kaip jūs galvojate apie tai? Tokia tarptautinė, sakykime, europinė praktika yra, kad iš tiesų mokesčio tarifas būna vienodas, bet visi tie individualūs verslininkai gali atsiimti, susigrąžinti tą visą sumokėtą, ne visą, didelę dalį sumokėto mokesčio, įvertinant tai, kad skirtingai nuo darbuotojų, kuris ateina į įstaigą ir visos priemonės darbo yra vietoje, individualus gamintojas turi nusipirkti kompiuterį, viską ir jis turi sąnaudas didesnės. Tai reiškia, normali praktika yra, kad yra tas viskas įskaičiuojama ir susigrąžinama. Susigrąžini gan daug, aš užsienį dirbusi, tai žinau, kad galima nemažas sumas susigrąžinti. Ir būtent šitos visos išlaidos yra susijusios su gamybos organizavimu ar individualia veikla kompensuojamas. Lyg tai Lietuvoje irgi taip yra, bet Lietuvoje yra mažai kompensuojama ir neįvertinama visi tie dalykai. Tai aš sakyčiau, kad pristatant mokesčių reformą, finansų ministrė turėjo padaryti pavyzdinį paskaičiavimą. Kas būtų kokiam tai individualus, jam kiek jis sumokės, kaip jam bus atskaitomas tos jo išlaidos, kaip tas bus sugrąžinamas mokestis, perskaičiuojamas, kiek jam grįžta iš to. Tai viską šitą reikėjo padaryti ir turėjo būti argumentai, kodėl, aš tai visada klausiu, o kodėl 40, kodėl 25, o kodėl 15, o kodėl plus 5, o ne plus 7. Matote, ekonomikoje turi būti pagrindimas. Taip. Koks tai turės įtaką biudžetui? Kiekvienas mokestis, ne taip kaip jie ten 400 milijonų ant viso. Kiekvienas mokestis padidins tą ir tą. Danai ten, sakykime, ten nubalsavo, kad kariuomenę finansuoti, kad jie ten neatskaitinės kažką tai visiems. Tai turi žmogus žinoti. Dabar ta reforma yra niekaip nesusijusi, nei su biudžeto pajamomis nėra parodyta, nei žmogui yra, sakykime, verslininkui nėra parodyta, kaip jam tie pinigai grįš, ar palyginti tai, kaip jis dabar mokėjo, kokie jo buvo sąlygos. Toks standartinis modelis ir palyginti tai, kas naujas modelis duoda, kad žmogus galėtų įvertinti, ar jam verta pereiti į tą dalyką ar į tą dalyką. Nes čia yra kaip su ta elektros pertvarka. Visi bėga daryti tą... milžinišką chaosą ir tiek. Ir rezultatas koks, tai ir nuostoliai, žmonės nervuojasi. Tai čia lygiai, aš jau matau, kad čia lygiai toks pat variantas, todėl kad turi būti mažiau tų tarifų, mažiau apmokestinamų rūšių pajamų, bet turi būti galimybė susigrąžinti priklausomai nuo, ar tu individualiai dirbi, ar tu dirbi įmonėje, ar dar kažkur, tai susigrąžinti dalį tų pelno mokesčių. Tai apie susigrąžinimą. Velnias, kaip sakoma, slypi detalėse. Tai, sakykime, vėlgi, naujam pakete nuo 30 iki 20% yra mažinas leidžiamų sąnaudų dydis. Čia individualiam verslininkui. Tai mažinamas. Ta prasme, jeigu dabar buvo galima sąnaudos iki 30%, dabar bus tik 20%. Tai apie tą susigrąžinimą, ko gero, reikės pamiršti jau Lietuvoje. Ne, tai aš šitą sakau, bet netgi sąnaudų susigrąžinimas čia yra tokia, žinote,
gan abstrakti sąvoka, todėl kad individuali veikla irgi yra įvairaus pobūdžio. Vieniem reikia samdyti ir ten kažkokią kepyklą, tai krosnį tai reikia pirkti, reikia dar kažką, kitas, sakykime, dirba su kompiuteriu, jam tos įrangos tiek daug nereikia. Tai ta prasme normaliai normaliausia valstybėse yra straipsniai, pagal kurį tu gali, nes individuali veikla irgi, 20, tai ką 21 perka kepimo krosnį, o kitas nusiperka kompiuterį. Tai ar tas išlaidos vienodos? Daug yra tokių niuansų, kurių mano supratimu visiškai atitrūkusi nuo gyvenimo reforma. Nes kai kurie politikai irgi, čia teko klausyti jų kalbų, kai vyko pristatymas įstatymo, irgi įvertino, kad jis yra naudingesnis, tie mokesčių įstatymo pakeitimai yra naudingesni stambiajam verslui ir gaunantiem didesnės pajamas. Ir argumentas, sakykime, vėlgi toks pakankamai paprastas, kad šiuo metu, jeigu uždirba žmogus pagal darbo sutartį daugiau negu 60 vidutinių darbo užmokesčių, tai yra šiek tiek daugiau negu 100 000 per metus. Tai pajamų mokesčio tarifas yra 32%. Ir po reformos, jeigu uždirbs daugiau negu 60 vidutinių darbo užmokesčių, tai tuos pačius daugiau negu 100 000 eurų per metus, tai jiem tarifas sumažėja iki 25%. Taip sakant, daugiausiai uždirbantis mokės 7% mažiau. Mažiau uždirbantiems pagal darbo sutartį tarifas lieka tas pats, 32%. Tai kaip į tokį daiktą žiūrėti, ar tai iš tikrųjų tie pasiūlymai jie naudingi būtent stambiajam verslui ir daugiausiai uždirbantiems. Matai, aš tikrai dar kartą sakau, kad ten nėra jokių skaičiavimų, kas absoliučiai bet koks ekonominis projektas negali būti taip teikiamas. Turi būti pirmiausia, kad jūs dabar paklausėt klausimą, tai turi būti paskaičiavimai, kiek vidutinių pajamų, kiek tas sumokėtų, kiek anksčiau mokėjo, kiek dėl to gaus biudžetas. Aš tik tai sakau, tas atrodo bendrus frazes, bet čia yra pagrindas bet kokios reformos. Bet kokios reformos pagrindas yra suskaičiuoti, ar tam verslo grupė, ar tiem žmonėm bus geriau, ar daugiau tų verslų kursis, nes tikslas yra, kad būtų daugiau verslų ir daugiau pajamų į biudžetą. Ne, kad būtų apmokestinama daugiau, o kad daugiau pajamos didėtų, visų didėtų pajamos, atitinkamai pajamos ir į biudžetą. Bet aš ten neradau nieko, o dabar tie argumentai tokius leistis, gali būti ir taip, bet aš sakyčiau, kad tas ypač sąnaudų pripažinimas 20% yra juokingas. Daugumoje šalių verslininkas gali susigrąžinti ir iki 80% pajamų savo visų tų sumokėtų mokesčių. Čia priklausoma nuo to, kokią veiklą jis užsijama. Ar suprantate? Taip. Tai yra specifikuota, yra tie straipsniai ir verslininkas kryžiukų pažymi. Jis šitą daro. Ir atitinkamai jam gražina tą didelę dalį mokesčio. Pasiūlymai 20%, labai paprasta, 20 ar 30%. Kas yra paprasta? Paprasta, jeigu tu neturi didelių sąnaudų, jeigu turi didelę sąnaudą. Tai tada yra blogai. Blogai? Ir dar vienas skaičius vis dėlto buvo pateiktas ir aš nežinau, čia man, kaip sakoma, aš tai toks savo nuomonę, aišku, apie jį turiu, bet norėtųsi jūsų nuomonę išgirsti, kad bendras poveikis, jeigu bus, sakykime, pritarta šitam paketui, tai bendras poveikis 2026 metuose biudžete yra plus 447 milijonai eurų. Man tai tas skaičius toks neįspūdingas, nežinau, ką jūs apie tai manot. Visų pirma, aš manau, kad esant infliacijai po 20% turėjo būti indeksuota visos tos ribos. Aš nematau, kad tai būtų daroma indeksacijos. Aš taip pat nematau, kad mokesčių reforma būtų panaudota sumažinti kainų augimą. Tai yra, kad būtų sugrąžintas kažkada laikinai įvestas PVM tarifas. Taip. Kažkada jis buvo laikinai įvestas. Tai čia dabar mes net prisimenam, kada. 2008 metais. Puikiai proga tą sugrįžti ir vyriausybei vykdyti savo pažadus ir puikiai proga sumažinti infliaciją. O dabar tuos visus tarifus, kaip jie skaičiuoja, aš galvoju, ar tas ribas, kiek ten apmokestinama, nuo kada ten pereinama iš verslo liudijimų į individualų verslininką. Tai palaukit, o jūs kainų pokytį skaičiavote? Kas pasikeitė? Gal čia jūs tik reikėjo indeksuoti? Aš tiesiog nenoriu peikti, bet yra visiškai neprofesionaliai paruošta, nėra argumentacijos ir nėra, kiekvieno mokesčio pakeitimas turi būti įvertintas
biudžeto, kiek turi, kokia iš jų iš to nauda, gal nereikėjo keisti, gal niekas nepasikeis, suprantate kaip. Gal tik tai visus, kaip sakoma, sustumdys ir viskas. O jeigu kas žino, kaip atrodo biudžeto finansinė ataskaita, o tiksliau sakant, ar šalies finansinė programa, tai ten yra smulkiai nurodyta, kokie mokesčiai, kiek įneša, kaip tai atsiliepia ekonomikos augimui. Tai yra formulės, kur reikia įstatyti. Tai aš taip nelabai suprantu. Lietuvos finansų ministerija tą modelį turi. Ar jinai tas formulės nestatė? Jeigu statė ir gavo teigiamą rezultatą, tai jūs pasakykit, kokį jūs tylit. Bet aš įtariu, kad negavo teigiamo rezultato. Už tai ir neįrašė. Todėl ir neįrašė. Nes jeigu būtų teigiamas rezultatas, sakytų, šitas leistų valstybei sutaupyti tiek ir uždirbti tiek, daugiau skirtume švietimui, daugiau skirtume ten dar kažkam tai. Bet jie tyli. Suprantate, čia yra, čia yra labai paprastas darbas, tai yra įstatai tas naujus tarifus ir tas, sakykime, prognozuojama, kiek ten tų žmonių ar verslų apmokestinsi ir tu gauni rezultatą, kokią turi įtaką biudžetui ir kokią turi įtaką paskui ekonomikos augimui. Tai jūs pagal kiekvieną grupę ir pasigirkit. Bet tas nepadaryta. Aš įtariu, kad nėra to rezultato. Nes jis nepaskelbtas. Aš įtariu, kad nėra to rezultato, nes logiškai galvant, jeigu kainos kilo po 20 procentų, tai ten dabar pakelti tą ribą PVM mokėtojo, tai jau taip dėl indeksacijos, dėl kainų pakilo. Tai jau biudžetui jokios įtakos neturi. Čia yra tik tai, kaip sakoma, su kainos yra indeksuotos ir viskas. Tai man tas yra keista ir tikrai keista, kad nesinaudojama šitą reformą, kad sumažinti kainų augimą. Nes tai vienintelė reforma, kuri leidžia tai padaryti. O kaip tai būtų galima padaryti? Pirmiausia, PVM tarifą sumažinti. Paskui įvairūs yra mokesčiai, administraciniai mokesčiai įvairūs, yra ten muitinės, dar kažkokie tai. Visus tos valstybės reguliuojamus, sakykime, mokesčius galima pamažinti. PVM juk jie ir taip gauna didelį. Taip. Todėl, kad infliacija labai didelė. Tai dabar jeigu bus 18 procentų, o ne 21, tai esant dabartinė infliacija vis tiek nesumažės biudžete pajamų, vis tiek bus perteklius. Tai yra puikia proga grįžti prie realaus, prie, sakykime, to, kur buvo iki 2000 metų 18 procentų PVM. Ir paprastai tas argumentas, kur sakoma, čia verslininkai vis tiek kels, naudosis to. Aš sakyčiau, kad nėra tokių įrodymų. Trumpalaikių laikotarpių taip, ilgalaikių laikotarpių vis tiek tai turi teigiamą įtaką. Todėl, kad tuo momentu gal kažkas griebia, bet paskui pradeda galvoti, kad daugiau prekių parduot, konkuruoti reikia su kitais. Ir tas ilgai. Bet pamirštame, aš dabar važiuoti į kitą šalį dabar nėra problemų. Tai ką pirkti Lietuvoje tą patį daiktą, dažniausiai kažkokiu tai užsienio tų pačių gamintojų, su lietuvišku PVM, jeigu gali nupirkti užsienį. Tai mes matom, kas darosi Lenkijos pasienyje. Tai tai ne Lenkijos, iš Vokietijos, iš visur gali atsivežti tą pačią prekę pigesnę. Tai ar čia yra parama Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos verslui? Nemanau. Tai, sakykime, uždarant tą mokesčių reformos temą, jūsų tokios esminės išvados, nepasinaudota, kad pristabdyti kainų augimą. Nepasinaudota tuo, kad sukonsoliduoti labiau, kad padaryti, reiškia, mažiau tų mokesčių, mažiau tų visokių išlygų ir ten, jeigu tu viršysi tokią sumą, mažiau šitų išlygų, o sukoncentruoti tai, kaip yra normalios mokestinės sistemos, tai yra sukoncentruoti, kad tas išlygas ar tos pačius, labiau padaryti juos pritaikyti prie verslo konkrečių sąlygų. Tai yra daugiau tus grąžinimus, per grąžinimus padaryti verslo, reiškia, tas išlaidų sąnaudų dengimą. Per grąžinimą tų pajamų, atsižvelgiant į verslo tą gamybos specifiką ar dar kažką tai. Tai šitas tas esminis lūžis mokesčių reforma ir nėra padarytas. Vietoj to vėl ten stumdo tas ribas ir kas į kokią klasę pakliūna. O paskui, jeigu bus, kai buvo pandemija, tai tada visi bėgioja, kokią aš ten veiklą darau, kodus keičia, mokesčių inspekcija reikia. Visiškai neteisinga sistema.
Teisinga sistema yra vienas tarifas, gali būti ten 25-15%, čia reikia skaičiuoti biudžeto ir kiekvienam verslui galimybė įtraukti savo visas sąnaudas, kurias jie turi, ne 20%, o visas, kurias jie turi. Į grąžinamą iš pajamų atskaitimą. Ir tada būtų, kaip sakoma, sistema būtų stabilesnė ir būtų lankstesnė ir labiau pritaikyta ekonominiai realybei, kuri dažnai keičiasi. Tai prastas projektas mokesčių Aš reformos. manau, kad prastas.